Wow. Čia iš tikrųjų šlikštų yra. Opa, turim! Sveiki sugrįžę visi į Beno projektai kanalą ir šiandieną tęsim darbus prie Infiničio Q50S. Nesimato to priekio, bet tikiuosi, kad šio video pabaigoje jau kažkoks vaizdas atsiras. Ir iš tikrųjų šitas automobilis buvo prieš mums nuperkant dar prieš vieną įvykį, arba tiksliau po pirmojo įvykio kažkas Amerikoje tikrai nekokybiškai remontavo. Ir šitas sparnas buvo prisuktas vienu varžtu ir mes jau galime mašiną taip pat remontuoti. Va, galim nuimti sparną iš karto ir radom kompiuterį, kuris neturėjo laikiklio. Jau laikiklį radome nupirkti kitą, tai parvažiuos ir visą laidyną, makaronyną reikės čia sutvarkyti, nes prieš tai kažkas nekokybiškai suremontavo. Ir taip pat mūsų mintis išardyti visą priekį, susižiūrėti, ko giliau trūksta, bet taip pat mes jau turim ir nemažai detalių. Jau nusipirkę, tai vat laikikliai, radarai, pypinė, balkis, taip pat turime visą pilną buferį, toj nukris plaktukas, va, visą pilną buferį. Ir svarbiausių detalių, ko mes neradom Lietuvoje, tai einam iš tikrųjų išpakuoti didelės dėžės ir pasižiūrėti to, ko aš ieškojau, bet arba buvo neadekvačiai brangu, arba neradau to, ko reikia. Tai iš tikrųjų šitą didelę dėžę iš AliExpreso nupirkome lempas. Bet įdomiausia dalis yra tai, kad kai pradėjau žiūrėti lempas, kurios buvo šioje mašinoje, tai jos irgi jau buvo keistos ir irgi iš tikrųjų, kai radau šitas lempas, tai ant tų jau lempų, kurios buvo šioje mašinoje, su kuriom lempom parvažiavo ši mašina, buvo tos pačios dalies, tie patys dalies kodai. Tai aš tiesiog su draugais kiniečiais nemažai pasirašinėjau ir jie man atsiuntė, man atrodo, 2 dėžės bus. 2 dėžės. Unboxingas. Jee! 2 dėžės. Wow. Žiūrėkit, koks grožis. Man tai iš tikrųjų jau knieti paimti ir pamėginti šitą lempą pajungti ir pasižiūrėti, kaip veikia. Tai iš tikrųjų dar jokiam projektui nepirkau lempų iš AliExpreso. Visą laiką kažkaip pavykdavo čia rasti. Bet šiuo atveju mes turime lempą nupirktą iš AliExpreso, kuri atrodo štai va šitaip. Taram! Iš tikrųjų, ką galim padaryti? Galim pamėginti jungti. Einu pažiūrėti, ar veikia. Nes laidai yra. Šitą fiškę. Turėtų būti. Opa. Ir operatorius palaikys, o aš einu jungti, užžiepti šviesas, jeigu čia užsižieps. Šviečia? Jėga. Šviečia lempa. Su ledais viskas gražu. Jėga. Jie labai gerai. Pažiūrim, ar ilgosios. O, ir ilgosios šviečia. Tai užskaitom lempas. Tikrai gražu, tvarkinga. Antros nerodysim, kaip pakuosim. Tiesiog dedam šitą į vietą ir lempų laukėme apie 1,5 mėnesio. Todėl šitas projektas ir stovėjo. Taip. Gražuolė lempa veikia. Smagu. Iš tikrųjų veikia. Tai dedam šitą dėžę į šoną ir pasižiūrim, ką mes turime dar mašinai
jau nusipirkę ir ką detalių. Tai šitą pasiliksim ateičiai, bet turime dar smulkmenėlių prisipirkę, kaip mes ją padailinsim pačiam gale. Ir taip, turime radiatoriaus detalę. Turime smūgio sugerėję. Taip, turime kažkokią maišelį. Turime plėvės, kur tiesiog kaip sandėlys buvo mašina laikoma. Taip. Tada čia yra sena detalė viršutinis. Taip. Turime nepirktą detalę, bet čia oro nukreipėjai variklio skyriuje dangtis. Taip. Turime seną žibintą ir galite matyti, kad žibintas toks pat, tik tai mes ten europinius nupirkom. Jau man jie atsiuntė europinius su europinio šito kampukais. Turime trosus. Kapoto, nes šito Infinity kapoto trosai yra suvaryti. Taip, ką mes čia dar turime? Turime visokių... Čia iš tikrųjų šlikštų yra toj mašinai po kol kas. Tai plausim, valysim. Tai toliau mes turime kažkokią plasmasę. Dar lempa vieną slūžytą. Dar vieną. Būtent kaip čia balkio dalį. Va, kiek čia sena lempa. Šitas. Ir taip. Man atrodo, visas detalės, ką radom šitoj mašinai, jau iškraustėm. Fui, reiksiu dezinfekuoti rankas dabar. Taip pat čia yra kondicionieriaus radiatorius tokia skylė. Čia tokia skylė kondicionieriaus radiatoriai gyvena. Ir radiatoriaus vamzdukai kažkur palsilikė. Ir čia iš tikrųjų kažkas tikrai labai netvarkingai remontavę. Ir net nepajungė kondicionieriaus ir laidai visi. Tai tam, kad tvarkingai viską suremontuot, mūsų mintis yra dabar viską išardyti, nudažyti iš naujo šitas visas detalės, čia susižiūrėti, nuplauti, nuvalyti, užsakyti trūkstamas dalis, kuo daugiau išvalyti, ką mes galim prieiti, nuplauti, nuvalyti ir po to viską gražiai surinkti. Tai būtent mūsų šių kelių dienų planas yra toksai. Nepraėjo nei 10 minučių su kolega Marium, taigi dažniau matysite ekrane, puolėm ir nuėmėm viską, bet iš tikrųjų daugiau kaip nereikėtų mums prasiardyti, nes viskas kaip ir aiškiai matosi, bet norisi išsivalyti, susitvarkyti, sužiūrėti, kokių dar nesąmonių yra padaryta, kaip pavyzdžiui filtradėžę išmėm ir vat radome tokią su lipne juostelė užklijuotą kažką. Tai čia vandens gaudyklė, tai jinai šiaip turėtų tokia būti. Bet vat norisi visus tokius dalykus darbiškai pradažyti. Kita oro filtro dėžė, va, čia yra kas stovi, tai va, pavyzdžiui, o kitam oro filtras, tai va toksai. Ir iš tikrųjų čia dar kažkoks neblogas dėtas. Va. Nissan originalus, Nissano kodas, tai mes turim Nissano kodo part numberį, tai visai gerai bus, greičiau galėsime rasti dalis. Ir, pavyzdžiui, visus tokias dalis norisi išsiplauti, išvalyti, kad būtų čia gražu ir norisi ir kuo daugiau to variklio skyriaus išplauti, nuvalyti. Todėl mes ką darysim iš karto dabar, irgi nusimsim radiatorius dar ir gal neimsim, nežinau, dar pagalvosim, gal prieisim, bet tiesiog norisi kuo daugiau to variklių išsivalyti, tai ką, dirbam toliau ir tuoj apsuksim viską, gal visą procesą ir surinkinėsim ir aš tikiuosi, kad šiandieną jau mes matysim bendrą vaizdą šitos mašinos, tai ką, imam toliau darbus. Truputėlį pasidarbavom ir ką padarėm, tai susimetėm visą priekį, ką turim iš detalių, tam, kad matytumėm, ko mums trūksta ir ar čia kažkas gaunas iš tos mašinos. Bendras vaizdas, tai galiu pasakyti, kad jau kažką mes jau tokį bendresnį vaizdą pradedam įgauti. Aišku, čia niekas nesueina, tarpai nesueina, viskas dar čia nelabai gerai, bet
Žinom, kad vešim ir pasmeninį. Čia gal tą dar patrauksim, pasižiūrėsim. Gal čia jis dar mums trukdo uždarytą kapotą. Va, kapotą galim pridaryti. Ir žinoma, kad čia dar mums reikės daug lygiuoti, vesti tarpų. Žinom, kad sparnas nesueina, yra daužtas. Šitoj pusėje tarpas su sparnu iš tikrųjų neblogas. Čia matom, kad yra kalniukas, buferis dar į priekį turėtų pasislinkti. Ir jisai dar pais. Tai buferis pais. Nu, bet turim bendrą vaizdą mašinos. Ir tikrai jau kažkas gaunasi. O čia tai va, daug detalių, viską vėl išrinksim. Susižiūrėsim, kokių detalių pastebėjom, ko mums trūksta. Pastebėjom, žinoma, kad mums dar trūksta detalių. Ir bandysim viską čionais dabar išsivalyti, nes pavyzdžiui, kur tas užsegės. Nes pavyzdžiui, va čionais galit matyti, kiek purvo yra. Kažkokių va tokių ir visą čionais. Tai mūsų tikslas yra kuo gražiau čia viską išsivalyti. Šiuo metu, kad būtų mašina kuo tvarkingesnė, kuo gražiau. Užsakinėjom dalis ir tikėkime, kad pirmadienį mums atveš trūkstamos detalės. Taip pat, kad kitą savaitę gausime ratus, kuriuos esame išvežę dažyti. Ir kad kitą savaitę galėtumėm jau su jie pradėti važinėtis. Tai tikslas yra, kad kuo greičiau jinai pradėtų judėti gatvėmis, kad galėtumėm, o per savaitgalį, tiksliau per ateinančias keletą dienų, gauti detalės ir išsivalyti po kapotų viską, čia susirinkti priekį, kad būtų kuo gražesnis. Tad kimam į darbus, atvažiavom į Wheelspotą, einam pažiūrėti, ką mums padarė ir kaip nudažė ratus. Dėsim ant automobilio jau šiandieną ir varysim lauk, ką nešam į mašiną ir važiuojam. Štai va, turim nudažytus ratus, sumontuotus, gražus, tvarkingi, nudažyta, gražu. Ką, einam, išsikraunam ir šiandieną jau šie ratai bus uždėti ant Infiničio. Tęsime darbus prie Infiničio, iš tikrųjų dėja truputėlį darbų nenufilmavom, bet papasakosiu, ką nuveikėm. Ir ką nuveikėm gero, tai nuvežėm daug detalių, kad nusmėliuotų ir nudažytų, tai turim po kapotų nusmėliuotas ir nudažytas detalės juodas. Čia visus va tokius laikiklius, kuriuos galėjome lengvai nusukti, nuvežėm, kad nusmėliuotų ir iš karto visai kitoks vaizdas yra. Tai dabar po kapotų yra pakeistim aušinimo skysčius ir visus kitus dalykus. Pilasi specialus skystis, nepaprastas. Ir realiai viską išvalysim, toliau išplausim. Ir šiandienos mūsų užduotis, ką dar padarėm, iš tikrųjų, tai nuėmėm stabdžių diskus. Esu minėjęs vienam video, kodėl man patinka nuimti stabdžių diskus, kai būna iš Amerikos parvažiavusi mašina, nes ilgai mašina stovėjus, vienoje vietoje būna įstovėjusios klaudėlės. Tai šiandieną, ką mes turim parvežtus jau nutekintus diskus, norim gražiai nudažyti, kad jie atrodytų kaip kuo gražiau. Nuvalysim šitus guolius, kad gražiai viskas prisispaustų. Taip pat turim jau parsvedžę, kaip supratote, iš Wheelspot ratus ir toks ratų nudažymas kainuotų 200 €. Tai iš tikrųjų nueikit pasižiūrėti ir ruoškitės pavasariui savo draugus, tiesiog atnaujindami savo draugų ratus. Iš tikrųjų, manau, kad tikrai geras dylas, labai gražiai nudažė, sutvarkė, nudažymas atrodo kaip originalus. Ir ką mes šiandieną veiksime, tai mes šiandieną veiksime tokį įdomų dalyką, netgi pakelsiu mašiną. Pakėlė mašiną ir, o veiksime, eisim tvarkyti šitos visos laidų raizgalynės. Čia laidas nutrūkęs, čia kažkas sugedė, pereiti, padėti pakabinti šitą visą laidyną, ieškosim laidų, pipinės, baigsim rinkti viską čia po kapotų. Taip pat, ką mes dar padarėm, tai nupirkom naują radiatorių kondicionieriaus, nes senajam kondicionieriaus radiatoriui buvo štai va tokia skylė. Galima ten ką nors įkištų, nežinau. Ir pažiūrėti galim pro tokią skylę. Sveiki, sveiki.
Tai šitą problemą mums padėjo išspręsti Signeda.lt. Tai atrado mums tinkantį šiam modeliui radiatorių, užsakė, buvo pagal užsakymą radiatorius, atsiuntė naują Naisen radiatorių, kuris puikiai tiko. Tai jeigu jums reikia aušinimo sistemos detalių, apsilankykite Signeda.lt puslapyje ir elektroninė parduotuvėje ir rasite savo tinkantį. O jeigu nerasite, tai tiesiog parašykite ir jums vadybininkai padės. Tad tikrai nemažai darbų atlikome. O šiandieną planas, kad šiandien vakare iš tikrųjų mes su šiuo automobiliu išvažiuosime iš garažo, jau su buferiais, su lempom, su viskuo ir pradėsim judėti į meninį, važiuosim į būtent į šitą dažytoją, o saloną ardysime ir plausime dėja kitame video, nes šį kartą mes daugiau dėmesio skyrėm į išorę, kad galėtumėm pradėti su šią mašiną važinėti, o saloną galim tvarkyti tol, kol laukiam eilėse pas kitus, būtent meistrus ir darbus, kur mes nebegalim patys atlikti. O ką, dabar gimame į darbus. Va, kokius spagečių turim. Laideliai, o taip. Ir realiai viską, ką radau, va, tokiu ant skruskių tiesiog padaryta. Čia, vat, čia kažkokie laidai, čia trūksta, va, vėl. Kur čia tie laidai? Va, vėl. Tiesiog, va, taip, visi laidai susakti. Jeigu būtų nutraukta, užsakinėsim dar, va, višką kitą reikia perdėti. Čia kaip ir geras, bet kitas galas, visai suvarytas. Tai ieškosim kitos. Vienu žodžiu, laidų darbai dar nesibaigė, bet va taip mes čia jau atsisekėm bent jau didžiąją dalį. Kitoj pusėje irgi, tai kažkas gausis. Pirmasis toks kaip ir etapas baigtas, va galim matyti po kapotų, surinkom čia plius minus viską. Aišku, dar daug valyti ir dar daug dalykų reiks daryti, bet galim matyti, kad jau pradeda atsirasti bendras vaizdas. Ir langų bakelis jau sudėtas, dabar aiškiai matom, ko dar trūksta, kokių smulkmenų trūksta. Bet ką mes nuveikėm. Tai aišku, čia nuvalėm, nukasėm žemės, nusirbėm, stabdžių diskus nutekinom, nudažėm, kad būtų gražiau, suvariu užtepėm. Čia buvo apdažyta, tai nuvalėm dažus, kad būtų gražu. Dabar buferį jau primatavom, kitoj pusėje laidyną sutvarkėm. Galima sakyti, kad, kaip mes juokavom, žmogus turbūt rūkė žolytę prieš tai, kai tvarkė šitą laidyną. Tai dabar uždėjom buferį, nebeparodysim, bet dar tikrai sugrįšim prie tų laidų. Aišku, dar keletos laidų nežinom, kaip darysim. Ir ką dabar, eisime dėti ratus priekinius. Vilspot nudažytus ratus dėsim. Ir kitas etapas su šiuo Infiniti'u, tai yra ruošti, rašyti pas meninį, nes tikrai yra nemažai jo apdaužimų ir tuoj dar uždarysiu kapotą. Ir galėsim pamatyti, kaip atrodo tarpai, kurie visiškai nesueina, bet todėl, kad visos detalės yra vis dėlto apdaužytos, aplankstytos. Tai bandysim užrašyti pas meninį, kad jie galėtų truputėlį atlankstyti tas detalės, arba bent jau pasikonsultuosim su jais daugiau. Ir taip pat, ką darysim, tai akumuliatorius dėsim. O pas meninį, meninis iš tampo suveda mums kampus, tada mes iš tikrųjų imsim būtent pasidažytoje eilę ir be laukdami eilių sueuropinsim, išplausim, išvalysim. Bet mums pagrindinis tikslas buvo, kad galėtumėm pradėti judėti su šiuo automobiliu. Tai tokį tikslą mes jau ir pasiekėm. Užsidėsim ratus ir galėsim pradėti judėti su automobiliu pas kitus meistrus, kurie
mums galėtų padėti su meniniu, su dažymais, ratų suvedimais ir visais kitais dalykais. Ypač šiandieną dar važiuosiu su 3D printeriu atsispausdinti keletos dalykų, nes nauja detalė kainuoja. Nauja detalė kainuoja 90 eurų, o mums reikia tik tai mažo plastmasiuko. Tai ką darysim, tai būtent ir kaip fainiai. Kameristas arba Marius, kurį matot background'e, paduoda man įrankius, nes čia vaikšto visas taškas. O gražiai ratų reikia nudažyti, sumontuota, padaryta, viskas tvarkinga. Tai ką? Dar pasižiūrim, kad čia nieks nekliūtų. Galim leisti automobilį. Tuoj uždėsim krokodilo dylą ir pasižiūrim, dėsim, kaip čia viskas atrodo. Leidžiam. Automobilis vėl ant visų 4. Senai jis ant 4 ratų bebuvo. Einam kurti automobilio. Po ilgo laiko pažiūrėsim, ar užsikurs. No, žinai ką? Nebuvo normaliai kontakto nuolaidų, tai nusėmėm dangtelį, bandom užsikur dabar. Opa, turim gyvą Infiniti. Bandysim važiuoti į lauką, žiūrėsim, kaip atrodo. Tai ką, išvarėm Infiniti ir važiuoja, tik dar nėra stabdžių, kažkur dingo. Bet propolenį turbūt susigrąžinsim. Ir ką, šiandienos video mes šitoj vietoj ir užbaigsim. Jau Infinitis šviečia šviesos, buferis apsirinko visas priekis. Apsakoma, mašina jau keliauja po truputėlį tvarkingėja. Ir jeigu jums patinka tokie projektai ir visokie įdomus ir neįdomus automobiliai iš Amerikos, tai laikinam šį video, subscribinam šį kanalą ir žinoma, parašykit komentarą. Kiekvienas komentaras juk į naudą. O mes susitiksime kitame mūsų kuriame, vienu žodžiu, kitame video. Iki.